aknė, rožinė, psoriazė tai jau yra pasekmė. Jeigu tu matai, kad pas tave yra stiprios odos reakcijos, neskubėk prisipirkti kosmetikos ir neskubėk vartoti visų drėkinančių kremų iš eilės, todėl kad jie greičiausiai tau net ir nepadės, nes problema yra visai ne ten. Tai minimum 2000 valandų praleidau konsultuodama ir padėdama klientams spręsti odos problemas ir sveikatos problemas. Turėjau vieną klientę, labai turtinga moteris, jinai tikrai galėjo sau leisti naudoti brangiausius kremus. Bet problema buvo kita, kad jinai turėjo labai stiprią egzemą, jokie kremai jai nepadėjo. Jinai turėjo nusipirkusi viską, brangiausių brandų ir viską, ką reklamuodavo jai kas nors. Atlikus omega rūgščių tyrimą mes radom, kad pas ją yra labai didelis disbalansas ir trūkumas svarbiausių omega 3 rūgščių. Ir to pasekoj, jinai turėjo taip tiek sausą odą, kad tiesiog būdavo tepi kremą ir viskas per sekundę susigeria ir atrodo, kad ten ta oda nečiupinėjus jokio drėkinančio kremo mėnesį. Po to, kai pakoregavom jai mitybos planą, sudėliojom produktus, kuriuos turėtų įtraukti savo racioną ir pagalbinės priemonės, kurias vartoti, tiek iš vidaus, tiek iš išorės. Per 4 mėnesius mes sugebėjom pasiekti labai gerų pokyčių. Jinai ne tik tai susitvarkė odos problemas ir galėjo normaliai gyventi, bet ir visa bendra fizinė būklė labai pasikeitė į gerą pusę. Jeigu turi klausimų ir nori pasikonsultuoti su manimi, gali man rašyti asmeniškai asmeninę žinutę arba registruokis konsultacijai mano nuorodai.